Labas Skaistė. Kadangi esi, žinau, pelniusi metų visuomenininkės apdovanojimą, tai labai noriu tave pakalbinti, kaip visas gyvenimas susiklostė šią linkmę, kodėl būtent savanoris. Tai ačiū labai, kad sutikai šiam pokalbiui, pasikalbėjimui, tai labai įdomi asmenybė esi, kiek žinau, ir tai pradėti noriu nuo klausimo, galbūt, kas yra savanoris tavo manymu? Kaip tu apibūdintum savanorių žodį? Savanoris, gal jau iš karto pradėsiu savo patirtim remtis ir šiaip ne tik asmenišką, bet ir patirtim, kiek savanorių esu pažinus. Tai nežinau, pirmiausia, koks žodis pirmiausia kyla šauna į galvą, tai yra iniciatyvus žmogus. Nežinau, žmogus, kuris negali šiaip sėdėti, ar ten vien užsiimt mokslinę veiklą, ar nežinau, su kitais bendrauti, tik ir vakarėliuose lankytis. Nežinau, savanoriai, jie tikrai irgi linksmai leidžia laiką, tik savotiškai, ne vien vakarais ir prasmingai. O tas iniciatyva kyla pačiam savanoriui iš vidaus, ar ji iš kažkur iš šalies ateina ta iniciatyva būtent savanoriauti? Ar čia jau, kaip sakant, yra įgimta savybė žmogaus? Įgimta gali būti, nežinau, gerumas, noras padėti kažkaip, o savanorystė, tai čia ką tau pasiūlo, paprasčiausiai irgi susiduri, pamatai kažkokią progą, grebi šansą ir nežinau, kiek esu, pati tikrai nebūčiau sugalvojus kažkur tai tiesiai nueiti. Bet pabandė viena draugė, pasiūlė, pati dar pamačiau, paieškojau toliau giliau ir užsisuka tas ratelis ir pirmin. Tai draugės atvedė šitą kelią, ar ne, parodydama pavyzdį? Mokykla irgi, jeigu nuo pat pradžių šnekant, tai irgi mokytojai vis pasiūlo, galų gale dalyvauju konkursuose, tai čia irgi savanoriška veikla, neprivaloma kažkur eiti, bandyti iš save. O gal yra kažkokių žymių savanorių, kurie tave įkvėpė šitam darbui? Ne. Šitai misijai nėra, ar ne? Ne, taip ir tiesiog įvardinti negalėčiau. Supratau. Ir sakyk, prašau, kokia buvo tavo misija, galbūt dar ir yra tavo misija, pradedant ir tęsiant savanorišką veiklą? Koks didžiausias pliusas visada būna, tai pažintis, iš tikrųjų geras laikas. Nežinau, ir labai daug išmoksti, priklauso kokią veiklą užsiėmė. Jeigu organizacija, tai aš nežinau, pas mane tada ir visi draugai atsirado iš tos pačios organizacijos. Toliau ir žinių įgijau nemažai, turėjom beproto daug mokymų, tai ir kiekvieną kartą, pavyzdžiui, ten notarystės, mokymai, projektų rašymas, tai kiekvieną dieną, jeigu neužsimtum tokiais dalykais, kažin ar susidurtum. Tai kaip suprantu, tokios kaip misijos, dėl ko tu eini į tam tikrą organizaciją neturėjai. Tavo misija tiesiog galbūt ir atsirado ta saviugda, savęs pažinimas ir mokymasis, ar ne? Greičiausiai. Pradinėse stadijose pirmais žingsnis tai tikrai taip, nes padeda absoliučiai vystyti save kaip asmenybę, iš vis susigaudyti, ką noriu, kas toliau, kas čia vyksta aplinkui, socialiniai įgūdžiai labai jau ugdosi. O misijos tai konkrečios neturėjau, kad išgelbėt pasaulį ir panašiai. Supratau. O kada prasidėjo tavo savanorystė? Kokioje organizacijoje? Jau buvo iš tikrųjų labai nemažai. Man atrodo, pati pirma buvo vaikai visuomenės dalis. Irgi čia ir buvo mokytojos iniciatyva, kartu etikos mokytoja, užsiiminėjo labai aktyvi, šauni. Po tai labai ir moksleivius atraukdavo į veiklas. Ir pasiūlė, nežinau, greičiausiai kaip ir visi pradėjom nuo stovyklų. Iš pradžių sudalyvavau, po to suorganizavau, po to ir toliau tęsėm ir prasidėjo visokio, nežinau, spektro veiklos. Ir prevencinės akcijos, socialinės akcijos ir renginiai organizavimas. Greičiau, pirmiausia, tai tie socialiniam akcijom užsidirba. Supratau, o vis tiek, tada kokio buvo tolesnės organizacijos, iš kurios perėjai iš vienos, kiek žinau, į kitą, į trečią ir taip didelis sąrašas. Kas skatino keisti organizacijas? Amžius.
Tai pirmiausia, vaikai visuomenės dalis atitinkamai ir nepaminėjau 7, atrodo, ar 8 klasėje buvau, dalyvavau, toliau sekė, jeigu neklystu, Lietuvos moksleivių sąjunga. Kodėl iš jos išėjau, tai greičiausiai, nežinau, kartojosi veiklos, žmonės nebuvo tokie įspūdingi kaip prieš tai sutikti, nes tai irgi labai reikšminga, kokioj terpėj sukies, ko iš jų pačių gali išmokti, ne tik iš organizavimo veiklos, bet ir iš aplinkinių. Ir bendrauju su žmonėm, todėl kad interesai tavo atitinka, neatitiko interesai, pati organizacijos gal tikslas nelabai irgi prasmingas atrodė. Ir tada, dabar bijau pameluoti, bet tada iš karto ir perėjau į jaunimo organizaciją darbas man. Taip, tai kiek žinau ir kiek dabar užsiminiai, kad savanoriavai ne tik Lietuvos moksleivių sąjungai, bet ir JOD organizacijoje darbo, kaip minėjai, tai toliau taip pat ir MIX organizacijoje. Ir jos visos randasi tame pačiame ir mieste, kaip suprantu, ar ne? Ar nepasitaikė tarp jų konkurencijos? Tikrai taip, visko buvo. Kadangi visose 3 jos ir buvo 3 veikiančios viename mieste pagrindinės ir visose teko sudalyvauti ir narius visus pažinti. Ir kadangi miestelis nebuvo didelis, tai norim, aišku, pritraukti kuo daugiau žmonių ir suvilioti kažkaip tai. Tai natūraliai ir prasidėdavo, aišku, ir ginčų turėjom, bet stengiamės ir bendradarbiauti. Vienu metu ir teko tą rolę prisimti. Pabandžiau suvienyti visus, surinkti visų jau... Atsiprašau, kad pertrauksiu, tai kaip minėjai, teko suvienyti visus, tai kilo, kaip ir minėjai, ginčų, konfliktų kažkokių, tai teko atsidurti kaip ir tarp 3 liepsnų? Taip, savanorystė irgi, kaip organizacijoje savanoriaujant lygiai taip pat kaip ir ir darbe, ir studijose ir visa kita, natūralu, kad kyla ginčai, nes bendraujame žmonės. Ir iš tikrųjų, taip, nežinau, ir gal tie patys žmonės vis sukos toj pačioj terpėj ir bendravom daug, natūraliai kyla ginčai. Ir norėjom, nežinau, norim tą patį renginį organizuoti, prasideda ginčai, kieno čia idėja vis dėlto ir panašiai. Tai tada tam metu nusprendžiau, kad užtenka, tai čia galima, nes nelabai iš vis mes susirinkom kažką geresnio daryti, ne tarpusavį politikuoti. Tai, nežinau, tada pasistengėm jau suorganizuoti bendrą stovyklą, bet baigiau mokslus tam miestelį, išsikrausčiau Kauną ir baigęs idėjos. Tai buvai kaip taikos balandis, o gal buvo kažkuri organizacija, kurią labiau palaikiai, labiau prijauti ir jos poziciją labiau atstovavai, bandydama sutaikyti visas? Kadangi buvau JODO pirmininkė, natūraliai JODO ir gyniau. Nebuvai nešališka, ar ne vis tiek? Ne, tai kaip ir pirmininkė ėjau, tada ir su kitais pirmininkai šnekėjomės ir tarėmės kažką bendro gero nuveikti pagaliau. Supratau. Taigi metų visuomenininkė, įspūdingas apdovanojimas, sveikinu su juo beje. Už kokius nuopelnus, sakyk, prašau, gavai šį apdovanojimą, apšviesk mus? Už visuomeninę veiklą pagrindai ir gavau, nes 12 klasėje jau buvo mano sužydėjimą. Ir pirmininkavau vienoj organizacijai, metų pradžioj MIX-e aktyviai veikiau ir tikrai labai daug renginių suorganizavom vienu metu ir labai su daug žmonių teko bendrauti ir natūraliai pastebėjo greičiausiai, nes ir su, nežinau, ir su meru kontaktavom tikrai labai dažnai ir su kultūros namų direktorium, su viešais asmenim, kurie sprendė šį reikalą, pastebėjo mane ir volia. Ką šis vuolia tau reiškia? Gražią statulėlę namuose. O ar daugiau kažkokių tai... Ne, tikrai labai smagu buvo įvertintai būt, nes vis tiek savanoriškai. Pripažinimas? Tikrai taip. Nes negauni atlyginimo, gauni žmonių simpatijas, kas tikrai labai smagu. Gauni gerą laiką, gauni pažintis ir taip toliau, kaip jau minėjau. Ir kuomet dar ir titulą gauni, tai kodėl ne? Tai iš tikrųjų, tik tas statulėlė irgi vis primena gerą visą laiką praleisti ir naudinga.
Ar tai galėtum laikyti savo aukščiausių taškų savanorystės, savo savanoriškos veiklos kelio aukščiausių taškų, kulminacija? Ne, tikrai geresnis jausmas būdavo po kiekvieno renginio. Padarė. Kalbant apie renginius, kaip tik, tai minėjai ir kiek žinau, tikrai daug renginių, ar ne, kur greičiausiai net nesuskaičiuotume ir net nebūtų prasmės jos skaičiuoti, nes jų buvo begalės. Ir sakyk, prašau, iš kur gaudavot lėšų renginių organizavimui, nes dažnai būdavo dideli, kaip suprantu, reikalaujantis tikrai investicijų, kaip savanoriškom organizacijom, tuo labiau vaikams, paaugliams pavyko gauti finansavimą. Tikrai neėjom tiesiausių būdų, kaip ir, nežinau, kaip kitos organizacijos su tuo klausimu sutvarkingu tikrai susitvarko, bet mes irgi kalnus nuverst turėjom, kad kažką gautum, nes tikrai kažką absoliučiai bet ką organizuojant reikalingos lėšos. Taip ir pradėjom nuo verslininkų vietinių, iš tikrųjų, ir projektus bandėm rašyti, nelabai sėkmingai. Greičiausiai nepadėjo projektų rašymų mokymai. Bandėm, pagrindinė verslininkai ir padėdavo vietiniai. Ir nežinau, susipažinom su jais asmeniškai, įrodėm, kad norim, kad galim, kad tikrai jiems vertinga bus ir pagelbė. Supratau, o gal yra kažkokie žmonės ar žmogus, kurie yra labiausiai prisidėję prie renginių organizavimo lėšomis finansiškai, gal buvo kažkokių žymių žmonių, kurie labiausiai padėjo jums? Kalbant apie visas organizacijas, per visą patirtį. Pirmiausia, kas į galvą šauna iš žymesnių žmonių, tai Saulius Kambinas, nes tikrai labai aktyviai ir dabar jis veikia ir su maratonu užsiema. Tikrai kiekvieną kartą pagalbos paprašius dvigubai atiduos save. Toliau, nežinau, kad spiriotųsi kas nors, tai net nepamenu. Eglė Straleckaitė labai norėjo pagelbėti, kad tik datų neišėjo suderinti. Kažkokios prie organizavimo prasidėti, tai nelabai jiems prasminga, bet jeigu paprašom sudalyvauti renginį, tai jeigu jau su datom netinka, čia yra dažniausiai problema, bet šiaip visi labai geranoriškai jaunimo iniciatyvas reaguoja. Supratau. O minėjai Saulius Kambinas, ar ne, kiek žinome, jisai irgi šiek tiek galima sieti su darbo partija, ar ne? Ir kaip tik ir jaunimo darbo organizacija, JODO organizacija, kitaip siejama taip pat su darbo partijos įtaka. Ar pati priklausai šiai partijai? Partijai niekada nepriklausau. Kodėl? Nežinau, laikau save nepartinę, greičiau visuomenininkė ir taip toliau, bet nežinau, politinės partijos ir intrigos galbūt tegul dar palaukia. O kada sužinojai apie politinę minėtos organizacijos atspalvį, šešėlį? Nuo jo greičiausiai nepasislėpsi. Tai, nežinau, visada įsidėjo, visada turėjom ir turėjom atsakyti į šitą atspalvį irgi kaip organizacijos, kaip jaunimas, nes natūraliai visi ir asocijuoja, kad jaunimas, darbo jaunimas. Nežinau, ilgą laiką savo iš tikrųjų tiesiog neigiam, kad mes iš vis čia ne prie ko ir, nežinau, kol miestelį Radviliškį, kol dirbu ir kol užsiminėjom veiklą, tai tikrai jokių iš viso asociacijų ir nebuvo, mes absoliučiai su pačiais partijos nariais jokio kontakto net neturėdavom, o Kaune jau, kadangi jau kitas lygis, jau iš tikrųjų skiriasi bendravimas, ir jau patalpose pačios partijos rinkdavomės ir panašiai, ir su jais kontaktuoti reikia ir netgi turim bendrauti, turim palaikyti ryšį. Ir tas manęs nelabai irgi tenkino, tada palikau. Jo. Kontaktuot ar atliepti jų poreikius, paklusti jiems? Ar teko? Tiesiogiai įsakymų nevykdydama. Bet buvo tokių reikalavimų, kur labai prašom padaryti. Aišku, ten irgi susirinkę žmonės ir jie, nežinau, smagu su jais irgi būdavo. Naudingų irgi esam dalykų padarę, bet gali ir mažiau kištis jau į atskirą reikalą. Paprašydavo,
ir jūs turėdavo tai atlikti. Ar būdavo pasirinkimas, kad ir labai prašo, tarkim, neįvykdyti jų prašymų? Ir kas už tai, ar kas dėl to, kas po to būtų, kokios pasekmės, jeigu jūs nepaklustumėte? Tikrai taip, nukentėję, nei kartą nesam. Gal nežinau, kaip su žmonėm, jie paprasčiausiai irgi bendrauja, paslauga už paslaugą, jeigu mes sutikdavom kažką padaryti, jie mum irgi savo ruožtų padėdavo. Prievalės būdavo, kad labai prašom, kaip ir sakiau, bet nežinau, nelinčiuodavo tikrai po to. Nelinčiuodavo, ar ne? O sakyk, prašau, ar minėjai, kad po to išėjai iš šios organizacijos, tai ar tai ir buvo priežastis, ar ne? Pagrindinė priežastis politinės organizacijos šešėlis? Šitas gal šiek tiek ir prisidėjo, nes nelabai smagu kiekvieną kartą irgi asociacija šitas dėti ir natūraliai, kaip žinom, asociacijos ne 100% fantastiškos. Tai, bet nežinau, čia nebuvo, gal nesakyčiau, kad buvo pagrindinė priežastis, nes iš viso nežinau, ar priežastis buvo, nes per tam tikrą laiką jau ir susitaikėm. Iš pradžių labai piktam būdavo, nes atrodo, dieve, mes, nežinau, renginius organizuojam, jaunimo žimtumą skatinam, socialinius įgūdžius siūlom, mokymus vedam, nežinau, siūlom įvairias veiklas. Tai kodėl mes, ko mes čia nusikaltam, kad iš karto tokį įspūdį apie mus susidarytų, nes kaip ir atskiras vienetas veikiam, bet daugiau susitaikėm, nežinau, patinka, nepatinka, darykit, galvokit, ką norit, mes savo ruožtų toliau veikiam ir tada jau nusprendėm vieną tokį iš tikslų irgi, jau Kauno miesto skyriaus irgi buvo, kad gerinti organizacijos įvaizdį, jau kaip atskirai organizacijos. Na dabar, o išėjau, nes kitų veiklų pradėjau ieškotis, jau čia irgi vėl, kaip sakai, prieš tai minėjau, dėl ko keičiau organizacijas, vėl užaugau, vėl užteko, išmokau, 12 klasėje, kol buvau pirmininkė Radviliškio mieste, ten tikrai labai daug davė, Kauno mieste bebūnant vėl tas pačias pareigas užment, nežinau, stebuklų neįvyko, jau galėjau kitus pamokyti, kas smagu irgi, nes jau savo patirtį gali kitiems perduoti. Ir tada, nežinau, greičiausiai ir pradėjau kitų veiklų ieškotis. Tai, o kokios tos kitos veiklos, galbūt čia atsikraušiusi į Kauną kažkur kitur save atradai, ar vėlgi tiesiai savanorišką veiklą tam tikrose jaunimo organizacijose? Pirmus metus ir praleidau Jode. Bandžiau dar kitur ieškotis, bet pačių mokslo metų pradžioje irgi bandžiau visus Vytauto Didžiojo universitetą, išbandžiau būrelius. Ir toliau, nežinau, toliau ko gero patraukė, kadangi vis tiek organizacija viena, visus žmonės pažįstu, jau iš karto savo terpę, kadangi Kaunas naujas miestas, buvo tikrai daug paprasčiau. O toliau jau metus laiko, kol pabuvau, jau irgi metų galą pradėjau ieškotis veiklos, tai dabar ką darau, tai Žygimantui draugui padedu, asistavau. Žygimantas yra Europos karjeros ambasadorius, Europos Sąjungos karjeros studentams ambasadorius. Tai jis išvykęs buvo kurį laiką, tai šitą veiklą užsiėmiau. Bandžiau irgi į Kauno moterų užimtumo centrą nueiti, bet nelabai pasisekė, nelabai veiklų turi. Taip pat irgi Vilniuje kelias organizacijas papuoliau, bet kadangi atstumas ir visa kita nepavyksta bendradarbiauti. Supratau. Produktyviai nepavyksta. O tai dabar savanoriauji vietoj to Žygimanto, ar ne? O gal kažkokios patirties turi ir nesavanoriško pobūdžio, ar dirbi darbą, kaip sakant, apmokamą darbą? Dirbu, pradėjau tik nuo šių metų, nes praeitį metai aktyvus buvo ir nelabai tam tarpas buvo. Dabar atsiradus galimybėms, irgi pirmiausia, tai irgi studijas pirmoje vietoje ir antroje turiu darbą ir dabar jau tik organizacijos trečioje vietoje atsirado. Tai kas įdomiau, kas geriau, darbas, kažkurį moka pinigus, ar savanorystė vis dėlto daugiau veža? Priklauso nuo darbo. O šiuo metu? Nežinau, koks darbo gali būti misija savanorystės iš tikrųjų realizuoti save. Tai savanoriška veikla tai tikrai padeda daryti. Studijose ką irgi galima padaryti ir taip pirmo numerio, jeigu
apie darbą dabar nešneku, nes dirbu ne su savo specialybė susijusi dalyką. Jeigu tarp studijų ir savanorystės rinktis reikėtų, ko gero rinkčiausi studijas, nes studijas vis tiek irgi visokeriopą naudą suteikia. O jau savanorystė papildoma veikla, nežinau, duoda dar kitą terpę, pakeisti aplinką gali, su kitais žmonėms susipažinti ir jau, jeigu tinkama veikla, irgi tikrai galėsim realizuoti save. Ar galėtum pasakyti, kad per tokią didelę, ilgą savanoriškos veiklos patirtį jau įgyvendinai savo misiją, pasiekei savo tikslą, ar tas tikslas yra... Savanoriauti galima visą gyvenimą. Nežinau, galima išbandyti pačias įvairiausias veiklas, nežinau, myli gyvūnus, tai pabandyti dar 5 kojoje pasavanoriauti. Galų gale dabar ką planuoju, tikrai mėgstu, myliu teatrą, meną, tai gal kažką su to susijusią surasti, bandyti irgi vis savo, nežinau, kompetencijas ugdyti, tikrai irgi padeda. Tai savanorystė kaip... įvairiausių sričių. Tai savanorystė kaip gyvenimo būdas? Tikrai taip. Ir ką galėtum patarti kitiems savanoriams pabaigai, kaip tokią patirtį turinti? Paskatinti juos ar pasakyti gal neverta? Jeigu ne, tai nežinau. Labai verta yra atiduoti visą save. Iš tikrųjų gal sudėtinga iš pradžių surasti, kur gerai jaustumės. Ir kaip su, nežinau, ir su specialybė ieškai savęs ir lygiai taip pat su tokia veikla. Ieškai savęs, kur atrandi, kur jau gerai, ten tada 100% gali atsiduoti. Nežinau, turiu milijoną pavyzdžių, kur po to ir iš savanorystės lygiai taip pat, nes ir dirbdamas savanoriui realiai, galima ir taip įvertinti ir toliau ir jau apmokamą darbą gali tikrai gauti. Supratau, tai ačiū labai tau, Skaiste, už pokalbį, buvo labai įdomus, malonus pašnekesys ir linkiu tau toliau tęsti savo misiją, nesustoti siekti savo tikslų.